Sveiki baidarininkai, su jumis vėl Arnoldas ir šiandien buvome išplaukę su Viliumi į marias, jau toliau nuo kranto, kur nesiekėm dugno, kad pajaustų tas realesnės sąlygas ir įlipimą į pačią baidarę. Ką išsinešėm iš šito bandymo, iš šitų testų, tai visą laiką plaukėkit, stenkitės plaukėti ne po vieną, dviese. Tai yra saugiausia ir lengviausia sulipti baidarę. Tai kaip matom pirmame video, tai Vilius tiesiog prilaikė persisvėręs ant mano baidarės su viso kūno svorio balansą. Mano baidarė, kol aš ją, kaip matom, iššokau, ramiai gali įsidėti kojas, nereikia atramų, nieko, įlipi, užsidedi sijoną, pastaisai sėdynę, išsipumpuoji vandenį ir gali keliauti toliau. Tai yra mažiausiai jėgų atimantis greičiausiai procesas. Tai čia toks pirmas variantas. Antrame variante matome, kaip Vilius naudojasi paddle floatu. Tai jo baidarė yra labiau sportinė nei mano, yra pakankamai nestabili, net ir kluoti reikia ją jau balansuoti. Ją įlipti tiesiog iš vandens yra reikalų. Bet kaip matome, Vilius irgi pirmas iki bando lipti į savo baidarę su paddle floatu. Tai labai teisingai užsidėjęs koją ant irklo ir paddle floato, jisai padaro labai tvirtą atramą ir jisai gali užlipti ant savo baidarės, tada jau kai apsižergi ant viršaus susėdęs, tu praktiškai stabiliai sėdi ir gali įlipti į vidų. Tai paddle floatas labai gera pagalba, ypač jeigu plaukite vienas. Sekančiam trečiasis etapas buvo, bandėme įlipti į vėl bandžiau įlipti į baidarę su Eskimo Roll. Tai tiesiog reikia įkišti kojas, gerai įkvėpti, įkišti kūną į baidarę ir su irklu pagavus atramą atsiversti. Visi šitie išsigelbėjimo būdai atsivertimai yra labai gerai, nes gali tai padaryti vienas, šliaužti per galą su paddle float atsivertimu, bet reikia išpumpuoti vandenį. Tas vandens išpumpavimas, jeigu yra jau pusė baidarės vandens, užima laiko ir atima pakankamai daug jėgų. Ir jeigu dar muštų bangos, įsivaizduoju, reiktų laikyti balansą, tai iš vis būtų daugiau reikalų. Ketvirtojo bandymu darėm, kai abudu vienas yra baidarė, kitas yra išsivertęs. Spaudžiam baidarės galą į vandenį ir tuo metu automatiškai kyla baidarės priekis ir žmogus esantis baidarį pagauna baidarę ir dedasi ant savo baidarės. Tokiu atveju pakyla baidarės kokpitas ir visas vanduo išbėga labai greitai iš baidarės. Ir net nuostabu, kokia buvo tuščia baidarė, praktiškai nereikėjo išpumpuoti iš jos vandens, ją galima buvo atversti, atverčiant irgi nepribėgo vandens ją. Vėl ją įlipu, labai ramiai atsisėdęs susitvarkau sijoną ir keliaujam toliau. Šitas išpilimo būdas vandens dviese labai mažai atėmė jėgų ir buvo labai patogus ir sakyčiau, dažniausiai reiktų tokį dalyką naudoti, jeigu nesiekė dugno, esate toliau nuo kranto. Ir ant galo pabandžiau Viliaus baidarę, tai tikrai nestabili baidarė, aš ją bandžiau lipti per galą be paddle floato, tai nepavyko. Beveik įsėdau, vėl išsiverčiau ir galvojau, jau išsitrauksiu paddle floatą, prisipūsiu, užsidėsiu ant irklo ir tuo metu baidarė, kaip matom, tiesiog papūtė į priekį vėjas, jinai pavažiavo porą metrų, aš jas nepasiekiu su irklu. Ir bandžiau vytis, aš ją vijausi, iki kol praktiškai išseko jėgos. Ir jinai atrodo visą laiką šalia, per 2 metrus nuo rankos, per metrą nuo rankos, ir tu jos nepasieki ir jinai taip tolsta nuo tavęs, o tu ją žiūri ir nieko negali padaryti. Tai labai gerai, kad buvo Vilius, būčiau vienas pats, būčiau su šlapiu telefonu ir paleidęs baidarę, vėjas pučia nuo kranto, tai būčiau baidarę praradęs greičiausiai. Ir būčiau kažkaip bandęs dasikapanuoti iki kranto. Būčiau tikrai buvęs nepavydėtinai keblioje situacijoje. Ir tai gerai, kad Vilius buvo kartu. Tai šitoje situacijoje, kad nepaleis baidarės, visą laiką dabar jau kaip, jeigu išsiverti, turi laikai baidarę, ją visą laiką reiktų prisisegti
su saitu saugos. Tada jinai niekur nepabėgs nuo jūsų, tada ramiai galėsit susitvarkyti. Arba yra toks dalykas, aš iš Palmo jį nusipirkęs, yra vadinasi Cobra Sling, speciali virvė. Irgi gali perkišti per baidarės gelbėjimosi virves. Jei turėtų būti naudojamas taipogi karabinas. Sumaunam, užkabinam, pasikabinam ant rankos, ant baidarės ir jinai niekur nedings. Tai gali labai tikrai išgelbėti situaciją, neprarandant baidarės, nepapuolant į keblią vietą. Taip, biškį apie įrangą, tai šitas saugos saitas kabinasi ne visose liemenėse. Jisai turi turėti gelbėjimo diržą su metaliniu žiedu, ant kurio užkabinam saitą, ir reikia geriausia, kad būtų plastikinės kilpos. Jos yra su greito paleidimo funkcija, kad tu gali ją staigiai nuimti karabiną. Tai šį safety leashą, kaip vadinam, jinai yra tampri. Labiau rekomenduočiau naudoti aktyviuose sąlygose. Tai kalnų upėse jis man labai pasteisino, jeigu reikia ištraukti baidarę labai greitai, neturi laiko, kada ieškoti virvės ir panašiai, nusitraukiai, užsikabinai, plauki iki kranto. Tai sutaupo laiko ir yra žymiai patogiau. O Cobra Slingas kelionėse taip pat jis naudojamas ir kalnų upėse. Jisai užsideda karabinas, kad nesusipintų. Jis suviniojate ir jeigu liemenėje nėra saugos diržo, jį tiesiog yra, dažniausiai būna arba kišenės, būtent tarkim šitoj liemenėje yra šoninės kišenės didelės tiems, ir yra tarpas tarp striukės ir liemenės, į jį tiesiog įsikišam ir jis yra po ranka. Kyšo karabinas visą laiką, reikia išsitraukiai, užsimetei ir padėjai žmogui, arba jeigu reikia, kadangi yra ilgesnė virvė, jeigu reikia kažkur ištraukti baidarę, persitempti, yra jisai truputį patogiau už lyšą, už elastinį tą pavadėlį. Taip pat gavau daug klausimų, kokį irklą naudoju. Tai prieš kokius 4 metus pasiėmiau testuoti Amber anglies pluošto irklą. Jis yra reguliuojamo ilgio, jisai per 5 cm galima jį išilginti, sutraukti. Tai priklauso nuo to, kur jį naudosit. Yra sukamo kampo kairę dešinę. Galite, kad ir 360 laipsnių susukti, kiek jums patogu. Ir jis yra lenktom bent šaftų, nes lenktų kotų. Lenktas kotas yra, jisai neprideda kažkokio irklavimo gerumo, jisai yra specialiai dėl ergonomijos. Tiem yra patogiau laikyti, kad riešas nesisuktų šonų, kai irkluot, o jis stovėtų tiesiai. Ir jeigu turit problemų su riešais, jeigu pradeda skaudėti, kaip man po poros dienų irklavimo intensyvesnio, praktiškai sunku jau belankstyti riešą, tai pasiėmus taip irklą išsisprendė šitą problemą būtent dėl lenkto irklo koto. Taip pat paddle floatas, Hiko, kol kas visose kelionėse šį naudoju ir dabar tikrai visą laiką jisai bus mano liemenėje ir nežadu šio keisti. Labai puikus dalykas ir greičiausiai bus nepakeičiamas visose kelionėse. Cobra Slingas Palmo, taip pat iš Palmo ar Hiko galima užsakyti didesnių karabinų, kad būtų galima užkabinti ant baidarės nosies, jeigu yra metalinės kilpos, kaip matom čia, nes jeigu mažas karabinas jis gali neužsidėti. Nerekomenduoju užsukamo karabino, nes jeigu šaltos rankos, labai sunku su pirštais suvaldyti ir kad atidaryti ir užkabinti. Tai va, kol kas tiek, tikiuosi buvo naudos iš šio video, gal kažkam įdomios ir naudingos informacijos. Neplaukykit po vieną, rūpinkite savo saugumu, jeigu kas nors norite išbandyti atsivertimo technikas ar savisaugos, pabandyti tiesiog inventorių, kreipkitės ir susitarsim laiką, nuvažiuosim, pasibandysim, pasimkit savo baidarę, su kuria plaukiat, liemenę. Tai nieko nekainuoja, tiesiog susitarsim laiką, dienos valandą plaukiat. Iki teko.